Labas visiems įsijungusiems šitą vlogą. Keista šiek tiek šnekėti prieš kamerą, todėl kad kamera paskutinį kartą buvo paėmusi rankas gal kažkokias 3 savaitės. Kaip užbaigiau praėjusį vlogą, tai supratot, kad aš susirgau. Ir susirgau gan sunkiai. Aišku, yra ir sunkesnių ligų nei čia mano tas kažkoks peršalimas. Net nežinau, buvo peršalimas ar COVID ar gripas. Nesitikrinau, nes esmės kaip ir nebebuvo tikrintis. Kadangi nėra kažkokio specialaus gydymo, tai net nesitikrinau. Bet žodžiu, taip pat kentėjau, kad, man atrodo, gal yra kažkada tai buvo irgi sunkiai, bet šį kartą tai tikrai kažkaip nesupratau, mane labai ir fiziškai, ir emociškai, ir psichologiškai paveikė ta visa liga. Labai ilgai laikėsi temperatūra, labai ilgai sirgau, labai sunkiai buvo. Kiekvieną rytą atsikeliu, miegoti ir tiek miegodavau, bet kiekvieną rytą atsikeliu su skaudančia plyštančia tiesiog galva, su laužančiais kaulais, su temperatūra, su tokiu virpuliu, drebuliu ir su tokiu jausmu, kad oda tokia jautri, kad bijai net pajudėti, pakvepuoti, nes rūbai kaitrinasi į odą, toks atrodo skausmas, gerklė, sloga, žodžiu, viskas, kas galėjo, tas viskas skaudėjo. Ir va taip, man atrodo, 6 dienas niekaip nepavyko numušti temperatūros, jeigu ir pavykdavo numušti maks iki 37,2. Labai sunkiai buvo, kažkaip negalėjau normaliai išsisirgti, išsigulėti, tiesiog nes reikėjo ir su tajum būti, reikėjo jam ir valgyti, taisyti, ir žaisti su juo ir taip toliau. Nenoriu skūstis, bet tikrai labai sunkiai buvo. Ir sakau, kai jau po biškį įsikapščiau, toks jausmas, kad aš kaip kokią depresiją susirgau. Nesusirgus depresiją, bet pagal tuos visus požymius, kiek žinau, kaip atrodo depresija, tai žinokit, nieko nenorėjau. Nei valgyti, nei miegoti, nei gerti, nei su kažkuo bendrauti. Apskritai erzindavo, netgi kai tėvai paskambino, paklausdavo, kaip tau, sekasi pasveikai. Nieko nenorėjau matyti, galvoju, visi atstokit, noriu pradingti. Nieks neįdomu, nieks neskanu. Tiesiog galėdavo taip sėdėti vieną tašką visą dieną žiūrėti, žinokit. Aš jau netgi išsigandau, galvoju, ar čia man taip ilgai. Tai net nemoku paaiškinti, kas čia man buvo, ar tiesiog man taip, sakau, fiziškai buvo sunku sirgti ir taip tas liga mane išsekino. Man tikrai kažkokia depresija, bet nelabai supratau. Dabar šiek tiek kažkaip ten, o ten apie kažkokį video filmavimą, montavimą, tai iš viso aš net į telefoną nenorėjau lyst žiūrėti, nes man pykindavo, tiesiog erzindavo. Žodžiu, sakau, toks jausmas buvo žiauriai šlykštus. Ir dabar šiek tiek kažkaip jo paėmiau kamerą, pradėjau šiek tiek filmuoti, jau prieš tai vlogą jums sumontavau, nors ten suvėlau, nežinau, 2 ar 3 savaitės, nieko nekėliau. Žodžiu, o šiaip dabar jau esam Telšiuose, jau savaitę esam Telšiuose, kadangi reikėjo grįžti į Telšius, nes vyro tėvai išvažiavo į Austriją slidinėti, tai reikia pabūti su šuniuku. Aš dabar esu pas tėvų, irgi atvažiavau pabūti su šuniuku, nes tėvai savaitgaliu išvažiavo kažkur su draugai, žodžiu. Su tėvų šuniuku, mano tėvų šuniuku. Tai vyras pasiliko su tajum, kadangi jam paprasčiau, nes uošviai gyvena name ir šuniuką išleisti tiesiog į kiemą ir viskas duris atidarius. O čia, kad ir name, bet, negali taip išleisti, reikėtų pasivaikščioti su to šuniuku. O man su tajum biški, nelogiška, įmanoma. Bet aišku, nenorėjau, aš tiesiog čia to su taju galvoju, pabūkit, aš noriu pailsėti. Sakau, aš noriu pailsėti. Vyras tiesiog, kas čia tau užplaukė, dabar čia pailsėti, kodėl čia sugalvojai, taip, juk galiu čia tą šunį išvesti, čia realiai iki uošvių 5 minutės su mašina, nei tiek nereikia. Žodžiu, labai arti gyvenu, tai, sakau, noriu pabūti vieną, viskas. Tai va, esu dabar viena, nežinau ką veikti, tiesiog galvoju pailsėsiu. Šiaip jo, iš mano balso dabar girdit, kad aš dar esu užkimusi, ne dar, bet jau naujai užkimusi esu ir kosau, ir sloga tokia keista, gerklė jau 3 ar 4 diena skauda. Žinokit, aš pavargau jau, iš tikrųjų, žiauriai pavargau sirgti. Aš taip kaip paskaičiavau, dabar paskutinius 3 mėnesius sirgau kiekvieną mėnesį. Sirgau lapkričio mėnesį peršalimu, kai buvom Turkijoje, po to gruodžio mėnesį, kai naujus teko sutikti namuose. Sausis irgi nusitęsė, ten dar sirgau kiek laiko. Vasaris sirgau dabar čia. Ir dabar kovas. Ir ką, jau 4 mėnuo pasirodo, dabar vėl sirgsiu. Žodžiu. Žodžiu, tokie reikalai. Aš, žinokit, nebesuprantu. Aš per 7 metus Danijoje nesirgau tiek peršalimo ligom, kiek čia Lietuvoje per 6, 7, 8 mėnesius. Galva skauda.
Žodžiu, šiandien buvau draugė ir nusipirkau keletą produktų plaukams. Tai kadangi jau čia pasilepinimo vakaras man šiandien, galvoju, tuo pačiu išbandysiu. Tai ką aš nusipirkau? Niekada realiai nesu naudojus tokio dalyko. Tiesiog kažkaip užkabinu, galvoju, pabandysiu. Čia yra galvos, skalpo, kaip pasakyti, šveitiklis. Skrabas toks, su jojobo aliejų ir užstrigo, nežinau kaip. Su jūros dubliais, man atrodo. Pašalina nešvarumus ir pleiskanas, maitina, atjaunina ir atstato drėgmės balansą. Ir čia žiūrėjau toks kažkoks mėlynas, bent jau matosi. Toks kaip paprastas, kaip būna kūno šveitiklis. Ir pasiėmiau 2 produktus iš Kionės, tai yra plaukų šampūnas ir kondicionierius. Aš jau beveik, daugiau nei metai išnaudoju šitą L'Oreal šampūną ir kaukę. Ir šitos linijos būtent. Ir man patinka, mano plaukams tinka. Manau, kad gali būti, aišku, kad yra ir geresnių produktų, bet yra ir gerų produktų pigesnių. Nes, šiaip šitie produktai yra brangus ta linija. Kartais ant akcijos gali kažką užgaudyti. Šitie irgi nepigus, bet su akcija buvo, man atrodo, vienas 15, kitas 16 eurų, nežinau, kuris kiek kainavo. Bet Kiaunė, kaip pasakyti, žinomas prekinis ženklas, tai galvoju, pabandysiu. Čia yra su keratinu, gal tiks mano plaukams, labai tikiuosi. Kvapą, man atrodo, aš net nepasakysiu, nes aš nieko neužuodžiu. Kažkaip kvepia. Baltas yra tiesiog čia kondicionierius jau, šampūnas. Kuo pieniškesnis, toks tirštesnis šampūnas, tai jis tinka plaukams, kurie yra labai išsausėję, lūžinėjantis, trūksta drėgmės. O jeigu šampūnas yra skystas, toks permatomas netgi, tai jisai tinka ploniems plaukams ir kurie labai riebaluojasi. Greitai, toks sidabrinis netgi. Toks jo tirštas. Va šitas turėtų man tikti. Galėčiau nelaistyti. Biškai brangiai kainavo. Tai va, einu išsiplaut galvą ir aš po to parodysiu vieną bajerį. Kaip aš darau naują tokį dalyką, naują žingsnį savo plaukų rutinui. Gerai, čia bus 2 žingsniai pasirodo mano rutinui. Iš plaukų plovimo niekad nešukuodavau plaukų. Bet išsišukuoju juos. Todėl, kad mažiau susiveltų, geriau įsigertų šampūnas. Žodžiu, įsišukuoju prieš plovimą. Na ir antras žingsnis mano plaukų rutinoj tai yra, kai užsiplaunu plaukus su šampūnu, užsitepu kondicionierių arba kaukę ir su šituo Tangle Teaser šepečiu, kuris skirtas šlapiem plaukams šukuot. Aš sakiau, kad jau išsitepu. Jau išsitepiau kondicionierių ir aš juos savo plaukus prašukuoju. Aišku, švelniai stengiuosi šukuoti, bet šiaip šukuojasi labai gerai, nes tas šepetys yra labai geras. Skirtas būtent šlapiem plaukams šukuot. Ir plus, kai esi užsidėjęs kaukę ar kondicionierių, logiška, daug geriau slysta. Tai va, aš prašukuoju visus tai plaukus vien dėl to, kad mano manimu daug geriau pasiskirsto produktas, nesvarbu kaukė ar kondicionierių. Daug tolygiau, kaip pasakyti. Reikia mažiau produkto, nes aš nežinau kokiu būdu, taip stebuklingai jo šukuojant padaugėja. Tiesiog bėgte netgi bėga nuo plaukų varva, kiek to produkto atsiranda, kai pradedi šukuoti. Plus, aišku, išsišukuoja plaukai, manau, kad daug geriau suveikia. Ir dar kas, tai kad tikrai ilgiau išlaikau plaukų kaukę arba kondicionierių plaukų, nes dažniausiai aš tai būna kondicionierius arba kaukę užsitepi, pamakaluoju ir nuskalauju. O čia, kol šukuoju, vis tiek yra ilgesnis laikas ir daugiau geriau įsigeria šitas produktas. Tai pirmas įspūdis apie šitą galvos šveitiklį, tai nežinau, man keista, kažkaip atrodo tie grūdeliai ir visa ta masė įsidėlė tik į plaukus. Kažkur ten šiek tiek pavyko ant odos uždėti ir patrinti, bet išsiploviu atrodo gerai. Tikiuosi nebus jokių ten tų grūdelių, neliks ant plaukų. Šampūnas tai toks fainas, švelnus, labai švelniai plovia plaukus. Kondicionierius toks skystesnis, jo kondicionierius jis yra, aš truputį, kadangi paskutiniu metu daugiausiai naudojau tik tai kaukės, tai jis yra toks skystesnis nei kaukė.
Atvežiau ką tik mamą į ligoninę, nu ten pas gydytoją. Taip, mes dar Telšiuose esam. Kodėl mes tos Telšiuose čia tiek sėdim ir ką veikiam? Tai, žodžiu, vyras nusipirko iš Amerikos. Nu, kaip populiaru, kaip madinga automobilė, ne? Su defektais. Nėra labai dideli defektai, todėl sugalvoju tvarkytis pats. Kodėl ne Vilniui? Todėl, kad Vilniui nėra kur, nėra garažo, nieko, čia pas tėvų yra garažas, tai, žodžiu, daug paprasčiau viską tvarkytis. Tai va, o mes čia tiesiog prie kompanijos prisitrynėm ir viskas. Mes esam 2 savaitės su Taju, vyras anksčiau yra atvažiavęs. Kiek dar būsim, neįsivaizduoju. Nežinau, gal netgi važiuoti, mes dviese gal važiuoti atgal į Vilnių, nes, nu žinot, ne pas save yra ne pas save ir vis tiek kažkaip tas toks, na, aišku, gerai ir anūkas ir tėvams ir ošvėms viskas čia šalia, bet vis tiek, sakau, tas toks jau nežinau, nu pasižiūrėsim. Bet šiaip, nu jau beveik taip, kaip pasakyti, ir kaip apsirinko, jau apsitvarkė, jau kaip ir viskas normaliai. Dažyti reikia kažką ten, žodžiu. Aš pakliuoti. Aš nerodžiau ir nepasakojom, prieš sirgimą buvau pasidarius nagus, nu jau jie yra taugi. Kodėl aš noriu parodyti? Todėl, kad ėjau darytis pas tą pačią meistrę, kur ir paskutinį kartą. Dabar aš nežinau, kodėl jinai pakeitė visiškai techniką, visiškai kitus lakus naudojo ir tokius plonus padarė, kad man tiesiog aš priliečiu ir skauda. Nu dabar aišku nebeskauda, bet iš karto, kad tik padarė man, nu labai jautrus buvo nagai. Ant tiek plonai uždėjo to viso gelio, kad žiūrėkit, mano čia trūko nagas, čia jau trūko. Realiai pirmą dieną, kai perėjau, va čia netgi šitoje vietoje nulūžus. Žodžiu, aš negaliu nešiuoti tokių plonų nagų. Man turi būti toks pastiprinimas. Nežinau, kaip atlaikysiu, nes šitas kliuvo belė kiekio visur. Dar bandau šiek tiek paauginti, kad nebūtų taip jautri, kai nulupsiu. Aš iš karto mačiau ir nustebau, kodėl jinai tokius plonus daro, bet tiesiog nieko nesakiau, nes tai užimtų laiko, ar kažkas būtų padėję. Jeigu aš būčiau pasakius, kad man nepatinka tokie nagai, tikrai nebūtų perdarinėjus, gal kitą dieną būtų pasiūlius ateiti. Tiesiog nekėliau jokių scenų, nieko nesakiau, pakeisiu meistrą ir tiek. Šildos, deginus prieš saulį. Žodžiu, taip greit čia atėjo tas pavasaris. Keliom dienom atėjome. Taip, mes dar ne Vilniui. Vat norėjau pasidžiaugti, kad man tiesiog pavyko nesusirgt, kaip vlogo pradžioj aš, nu, ta prasme, jau buvo ir balsas pakimęs, ir gerklė, ir galva. Ta pačią dieną, man atrodo, kai filmavau tą vlogą, buvau užvažiavusi iki vaistinės nusipirkti šitų vaistų. Ne vaistų, čia yra papildai imunitetui. Aišku, vėl galvoju, prieš tai buvau nusipirkusi imunitetui atseit, dabar vėl nežinau, ar padėjo šitas ar ne. Bet kažkaip man greitai viskas pasibaigė, taip kaip ir greitai prasidėjo. Tai neįsisirgau ir tiesiog, nežinau, nes čia yra didelė vitamino C dozė, net 1000 mg ir vitamino D 2000, tas jau kažkoks ženklas, indeksas ir cinko 10 mg. Tai į dieną po vieną šitą tabletę ir, nežinau, kažkaip pagerėjo, man atrodo. Ir plus dar Tajui paėmiau va tokį sambukus. Čia irgi yra imunitetui, galvoju, jam reikia kažką pastiprinti, nes realiai mes vartojam dabar tik vitaminą D ir viskas, daugiau nieko. Tai su maistu, aišku, jisai tiek negauna, kiek turėtų gauti. Aišku, tiek serga irgi tas imunitetas, susilpnėja visai. Aviečių skonio, tai skaniai geria tokį sirupiuką į dieną po 5 ml. Nu tai va, deginuosi, vitaminus vartojam. Jo, aš man atrodo, kad šitą vlogą pabaigsiu. Nenoriu daryti ilgo, nes čia nėra tokio spartaus interneto ir labai ilgai keliasi blogai. Todėl galvoju, padarysiu tokį trumpesnį šiek tiek. Plus praeitą kartą vėl ten mane biški pavedė visą techniką. Rodo, kad nėra vietos, kur rašyti vlogą. Nu, žodžiu, čia jums nelabai įdomu. Tai va, kol kas tokie nuotykiai pas mus. O, kaip saulė šviečia, žiauriai faina. Kiekvieną dieną einam į lauką, tik tai, kad šiandien jau kažkaip Tajus pamigo namuose. Aš šiaip vis laik lauke miegojau. Gerai, užteks. Viskas, baigiu šitą vlogą. Ačiū labai, kad jį žiūrėjot. Labai atsiprašau, kad dabar tie vlogai tokie, vat, išsiblaškė, išsitaškė. Net nežinau, kas kiek laiko čia keliu, bet stengiuosi kelti, stengiuosi filmuoti. Nelabai kažką čia ir veikiam. Bet jo, tokia mūsų kasdienybė. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū už laiką ir susitinkam kitame mano video. Ate.